Šis vaizdo įrašas yra tęsinys mūsų ankstesnio vaizdo įrašo, kuriame apžvelgiama, kokią naudą suteikia tarptautinės prekybos skaitmenizavimas. Šiame vaizdo įraše mūsų partneris Benas Thompsonas iš Insodox pristatys, į ką reikėtų atsižvelgti ir kokių praktinių žingsnių imtis, norint bent iš dalies skaitmenizuoti savo tarptautinės prekybos tiekimo grandinę. Benas yra Insodox bendraįkūrėjas, pasaulinis lyderis, siūlantis skaitmeninius sprendimus tarptautiniai prekybai. Jei norėtumėte su juo susisiekti, jo pašto adresas pateiktas žemiau aprašyme, kaip ir Insodox interneto svetainės adresas. Taigi, žodis tau, Benai. Sveiki, aš esu Benas Thompsonas, Insodox bendraįkūrėjas. Šiandieninėje prezentacijoje kalbėsiu apie skaitmenizaciją pasaulinėje prekyboje ir ypač apie tai, kaip mažos ir vidutinės įmonės gali diegti naujas technologijas, kad skaitmenizuotų savo tiekimo grandinės ir įmonės procesus. Esu tikras, kad per šią prekybos misiją bus pateikta daug naudingos informacijos apie visus prekybos skaitmenizacijos privalumus, todėl šiandien aš sutelksiu dėmesį į naudingus patarimus ir informaciją apie tai, kaip mažos ir vidutinės įmonės, dalyvaujančios pasaulinėje tiekimo grandinėje, iš tikrųjų gali įsidiegti naują programinę įrangą tiekimo grandiniai ir savo veiklai, kad iš karto gautų naudos savo verslai. Šiandien aptarsiu šias temas - skaitmeninės prekybos privalumus mažoms ir vidutinėms įmonėms, trumpą žinutę apie tai, kodėl tiekimo grandinė yra tokia neefektyvi ir kaip skaitmenizacija gali būti naudinga visoms tiekimo grandinės pusėms, pasaulinės prekybos ateitį bei trumpą žinutę apie tai, kaip prekybos skaitmenizacija leidžia diegti nuostabias naujas technologijas, tokias kaip blokų grandinė, išmaniosios sutartys ir elektroniniai važtaraščiai (EBL). Tuomet pateiksiu patarimų ir informacijos, kaip mažos ir vidutinės įmonės gali įsidiegti naujus programinės įrangos sprendimus ir procesus, kad iš karto pajustų naudą savo versle, aptarsiu tyrimų ir planavimo, komunikacijos bei įgyvendinimo etapus. Taip pat papasakosiu, kaip Insodox siūlo įrankius, leidžiančius MB skaitmenizuoti savo prekybos procesus. Šiek tiek apie save. Esu Ben Thompson, vienas iš Insodox įkūrėjų. Insodox mes siūlome naudingų programinės įrangos įrankių ir informacijos paketą importuotojams ir eksportuotojams dalyvaujantiems prekyboje. Sukūrėme naują debesijos programinę įrangą, kuri leidžia eksportuotojams lengvai kurti visus savo pardavimo ir eksporto dokumentus bei naudotis kitais įrankiais. Naudodamos mūsų programinę įrangą, įmonės gali skaitmenizuoti ir optimizuoti savo procesus, atsisakyti popierinių dokumentų ir dirbti iš bet kurios pasaulio vietos. Taigi pradžiai trumpai paaiškinsiu, kodėl tiekimo grandinė yra tokia neefektyvi ir kaip skaitmenizacija gali būti naudinga visoms tiekimo grandinės pusėms. Pagrindinė pasaulinės tiekimo grandinės problema yra ta, kad joje dalyvauja tiek daug skirtingų šalių, kurios visos turi laiku perduoti svarbią tiekimo grandinės informaciją. Visa ši informacija dažnai perduodama naudojant rankinius dokumentus ir procesus. Jei pažvelgsime į tipinį tarptautinės prekybos siuntinį, jame gali dalyvauti iki 30 skirtingų šalių, būti naudojama iki 40 skirtingų dokumentų tipų ir daugiau nei 200 duomenų punktų, kad tik vienas tiekimo grandinės siuntinys būtų nugabentas iš vienos šalies į kitą. Visa ši svarbi informacija turi būti perduodama visoms susijusioms šalims tinkamu laiku, kad siunta būtų apdorota be vėlavimų ir problemų. Dauguma šalių naudoja savo nepriklausomas sistemas ir svarbią informaciją dalijasi rankiniu būdu, paštu, PDF ar popieriniais dokumentais. Dėl to procese atsiranda neefektyvumas ir daug galimų problemų. Tikra prekybos skaitmenizacija atneš daug naudos visoms tiekimo grandinės šalims, kai naujos technologijos bus plačiai pritaikytos. Tarp privalumų didesnis efektyvumas, mažesnės išlaidos, mažiau klaidų ir brangių problemų, sumažėjusi sukčiavimo rizika, didesnis skaidrumas ir saugumas ir tai tik keletas iš jų. Pasaulinės prekybos ateitis bus kur kas efektyvesnė ir labiau automatizuota, kai bus pasiekta tikra skaitmenizacija.
Efektyvumas ir nauda bus pasiekti per struktūrizuotus duomenis, kuriais dalijamasi su visomis tiekimo grandinės šalimis. Taigi visos šalys turi naudoti sistemas, kurios struktūrizuoja jų duomenis ir leidžia integraciją su trečiųjų šalių sistemomis. Efektyvumas ir automatizavimas bus pasiekti integruojant sistemas, naudojant blokų grandinės pagrindų veikiančias sistemas, kurios leis naudoti išmaniąsias sutartis ir elektroninius važtaraščius. Šios technologijos kartu naudojamos tam, kad iš esmės pakeistų pasaulinės prekybos siuntą. Duomenys gali būti patikrinami akimirksniu perduodami trečiosiam šalims, o mokėjimai ir kiti įvykiai gali būti automatiškai inicijuojami, kai įvykdomos tam tikros sąlygos. Šios technologijos jau egzistuoja ir jau yra įdiegtos daugelyje pramonės šakų. Tačiau masinio diegimo trūkumas visoje tiekimo grandinėje išlieka didelė problema. Įmonės dalyvaujančios pasaulinėje prekyboje turi aktyviai diegti naujas sistemas ir procesus, kad galėtų pasinaudoti daugybę skaitmeninės prekybos privalumų. Diegimas vyksta lėtai. Šiandien jau egzistuoja daugybė nuostabių naujų technologijų, kurios leidžia įmonėms pateikti struktūrizuotus duomenis apie savo tiekimo grandinės siuntas ir taip pat pagerinti vidinius procesus. Verslo procesų keitimas gali būti daug laiko reikalaujantis ir sudėtingas, todėl tai dažnai atidedama vėlesniam laikui. Procesų atnaujinimui tikrai reikia planavimo, laiko, pinigų ir pastangų investicijų. Tačiau kai kuriuos procesus gali būti lengviau įgyvendinti, nei iš pradžių atrodo. Verta prisiminti, kad ne visada reikia kurti individualias programinės sistemas nuo nulio ar daug investuoti į sudėtingą programinę įrangą. Dėl prekybos sudėtingumo nėra vienos programos, kuri galėtų visiškai skaitmenizuoti visą jūsų tiekimo grandinę ir veiklą. Reikia sujungti kelias sistemas per integracijas. Šiandien jau yra daugybė įmonių, kurios sukūrė naują debesų programinę įrangą, prieinamą įmonėms, norinčioms greitai ir už prieinamą kainą pradėti naudotis internetu. Šie įrankiai siūlo sprendimus tiekimo grandinės valdymui ir kitiems verslo valdymo aspektams. Apimant komunikaciją, komandos darbo erdves, operacijas, pardavimus, rinkodarą ir finansus. Šiandien pasaulinės prekybos dalyviai gali žengti žingsnius skaitmenizuojant prekybą, sudarydami planą, atlikdami tyrimus ir planavimą, komunikuodami planą bei įgyvendindami ir tobulindami jį. Štai keli patarimai, į kuriuos verta atsižvelgti norint atnaujinti tiekimo grandinės ir įmonės procesus. Įvertinkite esamus procesus nuo pradžios iki pabaigos. Daukite atsiliepimų iš žmonių, kurie valdo skirtingus skyrius. Būkite atviri idėjoms iš visų operacijų ir vadovavimo lygių. Nustatykite kliūtis, sunkumus, klaidas ir problemas, kurios kyla jūsų tiekimo grandinėje. Kiek jūsų verslui iš tikrųjų kainuoja neefektyvumas ir problemos. Nustatykite pagrindinius projekto tikslus. Paskirkite įmonės darbuotojus, kurie būtų atsakingi už skaitmenizavimo projektus. Ištirkite galimus programinės įrangos sprendimus internete ir paskirkite tam kuklų biudžetą. Tuomet svarbu aiškiai perteikti planą. Sukurkite ir užfiksuokite išsamų planą. Praneškite planą visiems darbuotojams ir skyriams, kurie dalyvauja procese. Kartais į skirtingus procesus bus įtraukta daug žmonių, todėl jie turi žinoti tikslus ir projektą, kad komanda veiktų vieningai. Taip pat pasidalykite planus su trečiosiamis šalimis. Tiekimo grandinėje dalyvauja tiek daug skirtingų šalių ir jei jos žinos apie jūsų ketinimus tobulinti procesus, jos galės būti naudingesnės. Judėdami į priekį galite paprašyti jų atsiliepimų ir pasiūlymų. Tada galite pereiti prie plano įgyvendinimo. Išbandykite kelis sprendimus. Daugelis šiuolaikinių programų siūlo naudotojams bandomąsias paskyras už minimalią kainą arba nemokamai, tad užsiregistruokite ir pradėkite testuoti kuo daugiau produktų, kad išsiaiškintumėte, kurie sprendimai geriausiai atitinka jūsų poreikius.
Palaikykite trumpus grįžtamojo ryšio ciklus ir greitai kartokite veiksmus. Kalbėkite su savo komandos nariais ir gaukite jų atsiliepimus, kad galėtumėte greitai tobulinti sprendimus. Jei kažkas neveikia, išsiaiškinkite kodėl arba raskite kitų galimų sprendimų ir vėl išbandykite, kol rasite tai, ko norite. Įdiegdami naują programinę įrangą, būtinai informuokite visus susijusius asmenis apie naują procesą, kad visi būtų vieningai nusiteikę dėl tolimesnių veiksmų. Ir nepamirškite, svarbiausia yra įsisavinimas. Naudą pajusite tik tada, jei visi dalyvaujantys pakeis savo darbo procesus. Vertinkite ir dokumentuokite pažangą. Būtinai kas mėnesį grįžkite ir įvertinkite naujus procesus, kad pamatytumėte, kas sekasi gerai, kas blogai ir ką reikia tobulinti. Greitai kartokite veiksmus. Jei kažkas neveikia, tobulinkite ir judėkite pirmyn. Laikydamiesi šių žingsnių galite siekti struktūrizuotų duomenų ir didesnio efektyvumo savo įmonės veikloje. InSodox komandoje sukūrėme įvairius įrankius, padedančius mažoms ir vidutinėms importo bei eksporto įmonėms skaitmeninti savo tiekimo grandinės procesus. Sukūrėme įvairius įrankius, įskaitant pardavimų ir eksporto dokumentacijos programinę įrangą, atvežimo kaštų skaičiuoklę, kubinių metrų skaičiuoklės, jūrų uostų paieškos įrankius, pasaulinės prekybos naujienlaiškį ir kitus nemokamus įrankius bei informaciją. Mūsų pagrindinė InSodox programinė įranga leidžia importuotojams ir eksportuotojams visiškai skaitmenizuoti pardavimų ir eksporto dokumentacijos procesą. Užuot vargusių skaičiuoklėmis ir dokumentais, InSodox leidžia įmonėms nuo pat pradžių įvesti pardavimų ir siuntų duomenis į struktūrizuotą duomenų formatą, kuris suteikia galimybę integracijoms ir papildomai naudai visoje tiekimo grandinėje. Siuntimo dokumentai neturėtų egzistuoti. Tiekimo grandiniai reikalingi tik tradiciniuose dokumentuose esantys duomenys. InSodox leidžia įmonėms atsisakyti popierinių dokumentų, dirbti nuotoliniu būdu ir optimizuoti įmonės procesus. Kaip ir daugelis kitų programinės įrangos sprendimų, verslai gali užsiregistruoti nemokamai bandomajai paskyrai, kad išbandytų ir greitai suprastų, ar tai tinkamas sprendimas judėti toliau. Kaip specialų pasiūlymą prekybos misijos dalyviams suteikiame 10% nuolaidos kodą InSodox produktams TTC10. Taigi, apibendrinant, norint pasiekti tikros skaitmeninės prekybos privalumus, reikia didesnio įsitraukimo ir naudojimo. Nuostabios technologijos jau yra čia. Mažos ir vidutinės įmonės gali įsidiegti šias naujas programinės įrangas. Jums nereikia kurti individualių sprendimų nuo nulio. Viskas priklauso nuo jūsų. Sukurkite ir įgyvendinkite planą savo versle. Skirkite tam laiko ir išteklių. Sukurkite planą, įgyvendinkite jį ir nuolat tobulinkite, kad greitai judėtumėte į priekį. Taip elgdamiesi įgysite konkurencinį pranašumą prieš konkurentus ir užtikrinsite savo verslo sėkmę ilgam laikui. Ačiū už jūsų laiką ir sėkmės jūsų tiekimo grandinės ateityje.